kad šiandien valgysim štai jau naujasis rytas ir kaip visą laiką, miegi ar nemiegi, niekam neįdomu, nes mentavaigintis keliasi apie 5 val. Ryto ir pradeda pokalbius. Avokadas, kiaušinis, bulkutė. Trečią dieną tik papusryčiavę iškart keliavome su jauniausiuoju šamanu į džiungles, o jauniausiam šamanui yra 35 metai. Pasak juos, tik nuo šio amžiaus žmogus yra pakankamai subrendęs ir atsakingas, kad galėtų prisimti šį titulą. Kad taptum šamanu, turi praeiti intensyvius virš pusės metų trunkančius mokymus, kuriuos veda vyriausiasis šamanas. Keliaudami per džiunglės užsukome į atskirus mūsų gido pastatytus namus, kuriuose pasiėmėme keletą papildomų dalykų. Kaip ir minėjau, kiekvienas vyras turi būti pastatęs atskirą namą savo ir savo žmonai. Nuklydę giliau į džiunglės pradėjome ieškoti sagų medžio. Jis yra žinomas dėl to, kad jo kamiene galima rasti delikatesinius kirminus, kuriuos taip mėgsta mentavaigintie žmonės. Dabar ieškom medžio, kuriame rastume kirminus, kuriuos jie valgo ir kuriuos pagausimės. Gerai, aš nesu tikra dabar dėl mūsų kerta medį, bet jeigu dėl mūsų kerta medį, tai... Aš tikrai nuoširdžiai tikėjausi, kad dėl mūsų tiesiog gal prakirs kokią nedidelę skylutę medyje, parodys kirminus ir tiek, bet kad kirs medį. Apdeitas, taip dėl mūsų kerta medį. Is it dead? Already dead. Yeah. You can use it anymore. Yeah. Deja, bet nukirstas medis buvo pernelyg supuvęs ir jame radome tik vieną kirminą, kuris nebuvo tinkamas valgymui, nes jis buvo beveik miręs. Taigi, daug kas klausia, kaip čia mus maitina ir kas yra pietums, tai norėjau parodyti, kad šiandien valgysim normaliai. Pradžiai tikrai galvojau, kad valgysiu. Bet dabar... Empty. Not anymore. Let's finish. Čia dar pamiršau pristatyti, tai yra Pitas, kelionių influenceris iš Tailando, tai iš tikrųjų mes su juo turėjom labai daug ko bendro ir buvo džiugu, kad būtent jis buvo mano kelionių partneris šioje kelionėje. Nes iš pradžių į šitą ekskursiją kaip ir pagal viską turėjo atvykti 6 žmonės, bet galiausiai, nežinau, likusieji gal išsigando ir likom tik mes 2. Tai iš esmės, kadangi šitas medis per daug miręs, neradom nieko. Tai eisim kirsti naujo medžio. Na, naujo medžio kirsti neprireikė, nes radome tik neseniai nukritusi medį ir mūsų šamanas pradėjo jį tikrinti. Break its neck. Oh, yeah, thing. Muito, Yeah. Pietus. But the dead one is quite big. Unless you want it to crawl back out of yourself. Not funny. That is not funny. Why you're smiling? We'll see. So the whole tree is full of this or no? No? Just this part? Yeah. So they are at the top, right? On the At dead the top, okay. You cannot hide it. Sometimes your face you can hide it with your Yeah. hands. No. Sako, mano ranka dreba, kai laikau jį. O dabar reikės suvalgyti.
Good. Yeah, especially like North Sumatra. Ką galiu pasakyti? Jeigu pagausiu, tai iškart siunčiu linkėjimus, žinau kam. Nes tikiu, kad bus tiek daug. Tai iš esmės jis juos paimdamas nusuka jam galą ir tau galima juos valgyti. Ir nors šios kirminus galima valgyti tiesiog taip, mes juos supakuosim išsinešimui, parsinešim namo ir ten jie bus kažkaip specifiškai iškepti. Then you use that thing to tie it up. Ini asli orang. Uh-huh. Asli Sumatra bu taritain. Everybody get. We will get. If everybody get, I am happy. Yeah. Are we happy? Happy. Are you happy? We'll see. Kaip ir po kiekvieno didesnio darbo, žinoma, kad reikia parūkyti. Šiuo atveju šamanas sukasi banano lapus, o ką jau suka viduje, tai tikrai nežinau. Bet mūsų gidas prasitarė, kad net ir jam šis rūkymo būdas yra per stiprus. Even for me, I can't smoke this. From coconut falling on the tree, from the tree on the head. Yeah, I heard about this. Praktiškai buvo kelio. Dabar kaip ir kanda atsirado. This one is better. Kadangi esame giliai džiunglėse, reikia to pasinaudoti ir tuo pačiu dar prigriebti ir kokosų. Taip, ten mūsų gidas. Nieko nelaukęs mūsų gidas šoko ant medžio, užsilipo iki pat viršūnės ir pradėjo vieną po kito kapoti kokosus nuo palmės. Vienintelis jam trukdantis dalykas buvo visur aplink jį ropojančios skruzdėlės, taigi jis nusprendė apvalyti medį, taip sudėdamas sudžiūvusios palmės lapus aplink kamieną ir uždegdamas juos. Extra warm. I go for. Yeah. Na ką, susikrovėm viską į krepšį ir keliaujame pagaliau pietauti. And I should eat it the whole. Labai nesitikėjau, bet skonis buvo neutralus ir netgi pasakyčiau, kad buvo visai skanu ir tikrai nepasakytum, kad valgai kirminą. Heals it? Yeah, sometimes they give also like plan. Yeah. Yeah, plan. But this is already long time. Sometimes they put alcohol. Yeah, alcohol. Yeah. Šiaip labai įdomu, kokia įvairi yra jų dienotvarkė ir kad, pavyzdžiui, vyrai negali kartu keliauti su moterim žvejoti ir moteris negali keliauti kartu su vyrais medžioti, nes, kad, pavyzdžiui, tai yra sakoma, kad moteris atneš blogą sėkmę, lygiai tas pats su vyrais. Ir, žinoma, tada jau vyrai eina medžioti keliom dienom, keliom naktim, nes apie 4 valandas eina kuo toliau nuo savo stovyklavietės. Šiaip dar keista, kad šituose namuose dabar gyvena 3 šeimos, bet vyrai turi miegoti su vyrais, moteris su moterim ir vaikai kartu su vaikais. Kad šituose namuose vyras kartu su žmona miegoti negali. Jie gali miegoti tik tada, jeigu jie turi savo atskirą namą. Kadangi čia gyvena 3 šeimos, tai jie kartu miegoti negali. Dar šiandien prisiklausiau žiauriai įdomių dalykų apie šamanus. Tai tam, kad tu taptum šamanu, tai minimalus amžius šiaip dažniausiai yra nuo 35 metų.
nes tu jau turi būti pakankamai patyręs ir šiaip, kad tu taptum šamanu, tu turi paaukoti visai nemažai dalykų. Tai šiaip apskritai tu visų pirma turi būti turtingas, bet ne pinigais, o tarkim turėti 100 kiaulių, kaip šamanai. Taip pat negali valgyti tam tikrų dalykų, bet labai specifinių dalykų, kurie yra susijęs su ritualu ir gamta. Ten, tarkim, negali valgyti voverių ar kažko tokio panašaus. Taip pat kitas dalykas, tu turi būti labai artimas gamtai, niekada negali vogti. Turi gerbti visiškai absoliučiai visus žmonės, nesvarbu, ką jie daro. Kas čia dar? Ir tie šamanai iš tikrųjų, kadangi yra labai tikima tą energiją ir jų gydomosiomis galiomis, tai jeigu jie nesilaiko šitų visų dalykų, jie per keletą mėnesių arba per keletą metų jie miršta. Tai ką mūsų gidas pasakė, kad dabar labai dažnai matosi, kad jaunieji šamanai per keletą metų numiršta, nes nesilaiko tų dalykų, ko turėtų laikyti šamanas. Tai va. O ką dar šamanai pagrindę daro, tai jie apskritai žino visiškai absoliučiai viską apie gamtą. Dėl to jie gali padaryti įvairius, žino kokiuose medžiuose ko ieškoti, kaip padaryti tam tikrus vaistus, tepalus, kaip išgydyti žmogų. Jie sakė, kad gali šamanai išgydyti su savo energija, tam tikrais vaistais, jie gali išgydyti vėžį. Jie gali išgydyti galvos skausmus, žaizdas ir panašiai. Ir visa tai yra daroma su tam tikrų žolelių mišiniu, bet ir taip pat labai stipriai su kaip ir užkalbėjimu, tam tikra malda. Ir labai svarbi yra energija. Taip. Tačiau mūsų gidas sakė, kad dabar su metais vis mažiau jaunimo tampa šamanais, nes kad jie vis pirma nėra turtingi. Ir jie negali išlaikyti visų šamanams skirtų nurodymų. Tai su moterim viskas aišku. Jie žvejoja, vyrai eina medžioti, taip pat kerta medžius. Ir vaikai, mergaitės, tiek berniukai lygiai taip pat prisijungia prie moterų ir vyrų nuo 8 metų. Tuo tarpu, kas man žiauriai čia yra keista, tai rūkymas. Dabar rūkymas ir šnekėjimas yra labai 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 svarbi dienos dalis. Ir jie surūko kiekvieną dieną po daugiau negu 2 pakelius cigarečių. Iš kur jos gauna? Prašo, kad turistai atvežtų. Ir lygiai taip pat užsiperka į priekį. Šamanai gamina savo cigaretes ir tos cigaretės dažniausiai būna iš bananų lapų ir nežinau, kas ten jau viduje ten yra, bet mūsų gidas sakė, kad jam yra labai 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 per stiprios. Daugiau šiandieną nieko ir neveikėme, tiesiog sulaukėme vakaro, pavakarieniavome ir keliavome miegoti. That's 5 days of Indomie. Na ką, mėlyje, labai manau, kad vis dar sekate mano keliones, o jeigu to dar nedarote, būtinai užsiprenumeruokite šį kanalą. Kito video reikia šiek tiek palaukti, nes šiuo metu aktyviai dirbu su Vietnamo kelionių gidu, kurį greitu metu, tikriausiai jau kitą savaitę pamatysite mano internetinėje svetainėje spalvotampasaulio.lt. Ir kągi dar galiu jums pasakyti, neužmirškite pasiekti manęs Instagrame ir susimatysim kitą savaitę.